Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ačiū už sveikinimus. Turbūt visų pirma irgi noriu padėkoti gausiai susirinkusiems mūsų fanams. Su fejerverkais, su visko, wow, tiesiog fantastiškai. Tai labai varė komandą į priekį. Galbūt net šiek tiek perdegėm su tuo jauduliu galbūt, nes kai kada net ir per daug lėkiam į priekį, tai va, šitą vietą. O kas liečia rungtynės pačias, tai kaip ir tikėjomės, jos tikrai nebuvo lengvos, nes su riteriais visą laiką būna sudėtingos rungtynės ir su jais ne vieną kartą esam praradę labai svarbius taškus. Tai labai džiaugiuosi pergalę ir sveikinu komandą, ačiū komandai už tokias rungtynės, nors turime kai ką, sakykime, pataisyti truputėlį ir pirmajam 2-0 turėtume rungtynės užbaigti šiek tiek solidžiau, taip pavadinkime. Žinote, tas rezultatas 2-0 pabandė, kad gali kažką tai pajautė, kad, sakykime, gali, nes mes ten padarėme tokio keletą klaidelių, kur lengvai praradom kamuolį, ten lengvai atidavėm kamuolį, iš tikrųjų perskubėjom kai kur ir taip po truputėlį jiems atsirado pasitikėjimas ir labai džiugu, kad neprasileidom įvarčių, nes jeigu būtų 2-1, tai būtų labai sudėtingas finišas rungtynių. Prieš rungtynes galbūt pagalvojus, jog riteriai praleido 6 įvarčius per pastarąjį turą, kažkaip varžovai padarė jūsų nuomonę geras išvadas gynyboje ar pačiai komandai taip kažkas puolime nesisekė, nes tokių 100% galimybių šiandien Žalgiris nesukūrė labai daug? Nesakyčiau gal taip, kad ten tiesiog visom komandom nutinka kartais, taip, kad prasileidė ten tos įvarčius, ten, aišku, fantastiniai įvarčiai sugrįto tam Kaune, aišku, bet jeigu Kaunas būtų išnaudojęs visas galimybės, dar daugiau būtų primušę, bet tačiau, kas liečia, nežinau, aišku, kad jie analizavo, jie čia žaidžia dabar ant dirbtinės dangos, kas turbūt irgi truputį kitaip negu ant natūralios vejos, tai aišku, nežinau, ir kaip be paimtume, turbūt jie padarė išvadas iš savo rungtynių ir stengiasi padaryti viską geriau. Atlikote vieną pokytį starto sudėtyje, išleidote Motiejų Burbą, galbūt nekalbėsime apie tą kontekstą, kas buvo anksčiau, bet kas paskatino, jog Motiejų pasirinkote būtent šios dienos rungtynėse starto sudėtyje? Tai tas, kad praeitas rungtynės išėjo gerai po keitimo, įrodė esas vertas rungtyniauti startiniam 11-uke. Tai čia pagrindinės priežastys.